didn't come and to think that there'll be 3 groups coming from Kaunas this in just a couple of weeks, in the next month or two. I'm very impressed. Žiauriai smagu, kad net 3 grupės iš Kauno važiuoja šiemet į Teize, net keletą savaičių bėgyje, tai aš sužavėtas. I was like some of you from the Pilgrimage Center. I was in Vilnius for Kindness and Mercy. Kaip iš jūsų dabar buvau Vilniuje gailestingumo kongrese. And I thought I couldn't not come here to Kaunas. Galvojau, kad negaliu neatvažiuoti čia dar į Kauną. So I had this chance to pray tonight together, which is really something. Also, it's beautiful, I think, to begin together by praying. Ačiū už tą galimybę, kad turime galimybę melstis drauge ir kaip iš tikrųjų būtent pradėti maldą. For some of you who've been to Teze before, these songs are familiar. Maybe for many of you it's the first time to pray like this and you're wondering, what is this? What is this way? Repeat these words again and again. Some of you found it strange. I don't know. Kai kuriems iš jūsų šitas giesmės, šitas maldos būdas turbūt gerai pažįstamas, bet tiems, kurie keliauja tik tiesiog pirmą kartą, gana keista, kokie čia tie žodžiai, kuriuos mes kartojame nuolat iš naujo ir iš naujo, kaip čia yra. I think our experience in Teze over the years has been that when you can repeat a few words that are very meaningful. Mūsų patirtis, tai ilgamečio patirtis sako, kad kai gali kartoti tuos keletą žodžių, kurie yra prasmingi. You can take them in. Iš tikrųjų gali welcome them in, like you welcome a guest. Juos gali pasitikti, pasiimti kaip pasitinki svečią. And then maybe later, afterwards, some of these words are words that will come back to you. You'll remember them. Maybe you'll remember the melody. Maybe it will, I hope it will not wake you up in the middle of the night. Maybe tomorrow morning you'll remember. Tokiu būdu tie žodžiai mums vėliau grįžta. Grįžta ta melodija, tikiuosi net vidury nakties, bet galbūt ryte atsikėlus suskamba vėl. In singing these words again, they touch me very much. In the world in which we live today, not to be afraid. Kokie iš tikrųjų stiprų žodžiai, pasaulyje, kuriame dabar gyvename, nieko netrūksta, nieko nebijok. Nėra taip akivaizdu. But the faith invitation to trust really to that point. Bet tikėjimas yra kvietimas pasitikėti. And to try to do this day after day. I think this is what faith is. It's what faith is. Try to trust each day. Tai yra tikėjimas, bandymas pasitikėti kiekvieną dieną, vis iš naujo. And if we pray, intentionally pray like this 3 times a day, with songs like this, and I think it's to keep this trust alive in us, to keep it alive in our hearts. Not just in our heads, but in our hearts, really. Teize mes taip meldžiamės 3 kartus per dieną, tam, kad palaikytume tą tikėjimą, ne tik kažkur tai savo protuose, bet kad jisai degtų mūsų širdyse. I don't know if this makes us a better person, I'm not sure, but I think it helps to make us more alive. Nežinau, tai padeda mums būti geresniais žmonėmis, bet tikrai padeda būti labiau gyviems. For those we love, for our families, for our friends, our communities, our schoolmates. Tiems, kuriuos mylime, savo draugams, savo šeimai, savo bendruomenėms, net savo klasiokams. What I said is many of you will be coming this summer for the first time. Many of you raised your hands. It's the first time for you, so I don't know what I would just like to tell you is that Teze it's first of all a place. No, I think you know that it's a place, right? It's not just a way of praying, but it's a town, a village. Jo, tai daugelis iš jūsų pakėlėte prieš tai rankas, kad tai bus jūsų pirma kelionė į Teize. Tai jūsų pirma reikėtų gal pradėti nuo to, kas nežinote, kad Teize yra vieta. Reali vieta, kaimelis, ne tik kažkoks maldos būdas. And there are about 50 of us brothers who live there.
throughout the year. Per visus metus gyvenam 50 brolių. And we come from many different countries. We come from about 30 different countries. Iš įvairiausių šalių, iš 30 skirtingų šalių. I grew up in New York, in the United States. Aš užaugau New York'e, Jungtinėse Amerikos valstijose. But there are brothers from, we have some brothers from Latin America, from China. Most are from Europe, but from many different countries, and also Catholic and also Protestant. Turime brolių iš viso pasaulio, iš Latino Amerikos, turime net iš Kinijos, didžioji dauguma iš Europos, ir kai kurie iš jų yra katalikai, bet kai kurie yra protestantai. And it began, Taizé is an old village. Those who come, you'll visit, you'll see that it's many centuries old. It's very pretty. I think the old buildings, and it's a very old church, 1,000-year-old, almost year-old church. Vis pirma, pamatys, kad Taizė tai šiaip labai senas toks kaimelis, su senais pastatais, toks fainas, su labai sena bažnyčia, kuriai beveik 1000 metų. But the community began in 1940. Bendruomenė buvo įkurta 1940-aisiais. By a young man, Brother Roger. Jauno žmogaus, brolio Roger. He was 25. Jam buvo 25. And it was the war. And he had this idea that really you can't just accept that there are divisions. You can't just, it exists, there are divisions, there was the war, but faith, you can't just stay with this. Tiesiog negalėjo susitaikyti su tuo, kad atėjęs pasaulio, atsiskyrimų, susiskaldimų, karu, kad tikėjimą, kad negali. And he had this idea, he was very young, maybe very idealistic. When you're young, sometimes you say, I have to be realistic, but I'm also idealistic. I think this world should be better than it is. But I don't know, what can I do? What can I do? I'm just me. Jis buvo labai jaunas ir gal jisai buvo idealistas, toksai naivus, bet kartais tai būna ir realistai, bet ir idealistai. Ir kartais atrodo, ką aš galiu padaryti dėl to, ką čia tik aš toks vienas, ką aš padaryti. And he didn't have any vision or any special, but what he thought was just to be a couple people together who want to try to live for peace, for reconciliation in the middle of a world that's divided. This could perhaps be something really important, maybe for a small group of people, other people, but it was important to do something, just to start. Jis neturėjo kažkokios stebuklingos vizijos ar sapno, jis tiesiog norėjo kažką daryti čia ir dabar, bet vidury pasaulio rasti vietą, kur galėtų būti kitaip, tiesiog kur galima būtų susirinkti. To be a little sign of unity, a little sign. Tai kad būtų vieta susitaikymui ir kad tai būtų toks vienas vienybės ženklas. And this is how the community began, and it started to grow. And the young people started coming, and that's been a big part of our life now since 50 years, since a long time now. I came when I was young, so. Tai taip ir pradėjo augti ta bendruomenė, ir dabar ir tada pradėjo ten važiuoti jaunimas kažkodėl, ir tas jaunimas yra to dalis jau 50 metų. Aš dar buvau jaunas, kaip ir pradėjau įsivaizduoti. This year, one of the themes of the meetings is what are you seeking? The words of Jesus. What are you looking for? Šių metų Taizė tema, tai bus tokie Jėzaus žodžiai. Ko tu ieškai? Ko tu sieki? I don't think I have any advice for you who are coming for the first time, except to come with open hearts. Nemanau, kad turiu kažkokį konkretų patarimą, ypač važiuojantiems pirmą kartą. Išskyrus tai, kad atvažiuokit atviromis širdimis. As I was thinking during the prayer, I was trying to imagine what it was like before I came for the first time. I'm not sure what I was seeking when I came to Taizé the first time. I was looking for something, but I'm not sure I could put it into words. Tai meldamas pabandžiau prisiminti, o kai aš atvažiavau į Taizę,
ko aš ten mažiau, ko aš ieškojau. Aš kažko ieškojau, bet ko? Nežinau. I was looking for something beautiful, something meaningful, that might help me to find my way in life. Tiesiog kažko ieškau kažko prasmingo, kažko gražaus. Ir tai man padėjo rasti kelią gyvenimą. I don't know where you are in your life, those of you who will be coming for the first time, but just to know that whatever you're looking for, that in Tizay, there'll be a place for you. Give this time and give it a place for you. And to discover a little more in my life. Not what job do I want, that's important. Or what do I do next year, that's important also. Something beautiful. Kviečiau pagalvoti, o ko aš ieškau, ko aš noriu, bet net ne su kažkokiais konkrečiais klausimais, o ką dirbsiu, nors tai galbūt būtų labai svarbu, arba tas klausimas galėtų būti, o ką aš veiksiu kitais metais, kas irgi yra labai svarbu, bet ne, kažko gilesnio, o ko aš iš tikrųjų ieškau, kokia iš tikrųjų prasminga ar gražu. I'm very biased because I've been living in Tizay and stayed there for most of my life, so I think there's something very beautiful. One thing I think is true is that really what we want there is that everyone who comes can feel that they can be themselves. You don't have to correspond to something that people will be telling you. You should be like this. You should be like that. You come and you feel I can be who I am. It's not so easy to be who am I sometimes. It's okay. Turbūt pagrindinė mintis, kad ir ko ieškote gyvenime, Tizė jūs rasite tam vietą. Ir kad esminė tokia žinutė, tai kad atvažiavęs į Tizę ir čia aš galiu būti savimi. Kas nėra taip visada paprasta būti savimi. Bet čia aš iš tikrųjų galiu būti savimi, toks koks esu. And then we'll see what happens. Tada pamatysit, kas nutiks. Good things can happen. Gali būti gerų dalykų. Are there some who, I don't know whether it's to be done now, some who are coming for the first time who would like just to say, why? When I see a group of people who are coming for the first time, the question in my heart is always, why? Why are they coming? Why are they going? And there must be as many reasons as there are people in this room, but I know there's some who would just like to say just a word or two. Why did we? We can try. Kas pirmą kartą važiuojat, pasakykit, nes sako, kiekvieną kartą mačius tokią grupę jaunuolių, ypač kur važiuoja pirmą kartą ir galvoju, kodėl? Kodėl jūs važiuojat? Tai gal kas nors galėtų kirspo ranką ir tiesiog vieną po dviem žodžiais. Somebody told me about it. My friend is going. Gal dėl to, kad draugas. There are lots of reasons. Kas nors gal gali pasidalinti, labai trumpai. Tai mano tėvai važiuodavo ir man tiesiog aplinkiniai pasiūlė. Her parents were going, but they were young, I guess? Yeah. Or they still young, I hope. And they suggested it. Yeah, my friends suggested it. Actually. Absolutely. Mokykloje išgirdau kažkada praeitais metais. Ir labai susižavėjau tą svajonę ir netikėjau, važiavau Liepą. Ir prieš 2 mėnesius iki parduotuvėj. Jis sako, davai man! Ir sakau, man. Last year she heard at her school about the Tizé, and she met Liepą, and she was fascinated by the idea of Tizé. It became her dream to come. And at the supermarket, Liepą, I guess, davai, važiuojam. Sacred space. Supermarket. Nice. Man tai irgi visi sakė, važiuoja, kaip ten fainai ir panašiai. Ir aš neplanavau šiais metais važiuoti, bet vyko kažkokios pamaldos ir aš nežinau, kur aš važiuoju. Bet aš nuvažiavau į tas pamaldas ir pasirodo, ten buvo
ofise pamaldas ir man tiesiog pažįstami sako, ai, jau reikia iš to. Gerai, varau, ir tiesiog ant vietos nusprendžiau daryti. Ir čia. This year somehow she participated in the exam. And she didn't know where she was going. But she took the exam. I said, okay. Right there, right there. Tai visi man daug kas praeitais metais paaugliais nuvažiavo, tai visų atsivežimai buvo labai fainiai ir nuotraukai anksčiau važiuodavo, kai jauni buvo, tai šiais metais. Ačiū. Kada pas man? Tai buvo momentų, kai aš visų metų gyvenime ir aš sugalvojau, kad aš girdėjau, kad tai Izraelio tokia riba, kur tiesiog gali atrasti save, tai sugalvojau, kad ir taip pat susirasti naujų draugų, tai teko. I think the journey on the bus will be very important for you. 2 nights, coming back, 2 more. No? So lots of time to talk about lots of things. Manau, kad kelionė autobusu bus labai svarbi ilga, 2 naktys. Bus apie ką pasikalbėti, ne? It's a big part of coming, from such a distance. I think it's a beautiful part. Tai yra labai, manau, graži ir svarbi dalis kelionė tokio atstumo autobusu. Okay, so we'll be waiting for many of you this summer. We sing one more song. We sing one more song. And then we go downstairs. Ačiū Jums labai visiems, mes labai Jūsų klausime teize. Galim dar pabaigti kokią nors giesmę. Brother, sincere thank you for coming. Ir mes tada pakviesim visus po šitos giesmės. Turim giesmę, ne? Pagilosim vieną giesmę, pakviesim visus ją pačią tiesiog bendrystės tokiam laikui. So we'll be together tonight, no? We'll eat together, right? Yeah. So if you have some questions or something, I'm very happy. I'm here to meet you, so Ir manau, kad just come up to me and say hello. drąsiai visi kalbas angliškai, tai tikrai eikit prie brolio, naudokite jį šiandien, klausinėkite, nebijokite. Tai dar viena giesmė ir tada galiausiai jam. Ačiū Jums. Thank you, brother.